Įvyko taip, kad vieną naktį bobusė vardu Inga, kuri kvietė savo katinus visaip cypiančių balsu, todėl ir buvo jos vardas toks labai įdomus, iš į plonos raidės. Plonos, kaip katino uodega. Bobusė Inga įsiveržė su savo 50 katinų į Barboros mišką. Į Barboros namus. Ir gavosi taip, kad išlindus Barborai iš savo namo pabėgus, susirinkus visiems gyvūnams lauke, stebėt, kas čia dabar vyks, viesulų babulė apsupta katinais, pasiruošė kariauti su miško gyvūnais. Taigi viskas nutilo. Miške, kas ant medžių, kas ant krūmų, kas iš medžio, kas iš po akmens, visi sustingę stebėjo babusę Ingą su krūva katinų. 50 katinų. Buvo visa aplipusi katinais, ant galvos 3 katinai, 2 laikė ausis, 3 laikė pakeltus vokus, 1 per vidurį laikė antakius prispaustus, kad babutė dar piktesnė atrodytų negu buvo. 2 katinai kišojo iš kišenių ir abudu laikė pro svaidyklę su riešutais. Dar 2 katinai buvo ant kojų, kaip kokios šlepetės. Toliau visi katinai, 3 katinai bėgo ratu, juos sekė dar 4 katinai, kurie ėjo didesniu ratu ir dar 8 katinai, kurie ėjo dar didesniu ratu. Babusė buvo visaip apsaugota katinų, nes katinai ją laikė savo maitintoją ir savo karalienę. Visi gyvūnai stebėjo šitą veiksmą. Kas dabar bus? Šito vaizdo prisižiūrėjusi, lapė Ilona griebė Simą už uodegos, susuko į ratu kaip vainikėlį ir užsidėjo ant galvos. Vilkas Gintas sako, ką čia darai? Bandau atrodyti kaip ta babusė, pasakė jam lapė. Ruošiuosi kovai. Vilkas, kovai? Kokie kovai? Tu ką, visai bukas, nematai, kad bus kova? Kokia kova? Žiūrėk, babusė ruošiasi visa šiaušiasi po biškį, o tu juk žinai, kai gyvūnai šiaušiasi, ruošiasi karui. Karui? Ko čia kariaut su mumis, pasakė Vilkas Gintas. Nežinau, gal jie labai išsigandė ir nežino, ką daryti, bet panašu, kad norės mums duoti kailį, tai tikrai. Vilkas atsisėdo ir susimąstė, tikrai žiūri, katinai kuo daugiau eina ten ratu apie babusę, kuo daugiau iš kišenių kyšo, tuo daugiau šiaušiasi jų kailis, visi pūkuoti. Žiūri, ta babutė vis šiaušiasi. Vilkas pasilenkė prie lapės Ilonos, sako, o ko jai plaukai šiaušiasi? Žiūri, lapės įžiūrėjo, tikrai pas babusę vis labiau ir labiau ant galvos šiaušiasi plaukai. Jis staiga pamatė, kad iš plaukų kyšo letenos. Už babusės galvos sėdėjo katinas ant sprando ir šiaušė plaukus, kad babusė dar didesnė ir baisesnė atrodytų. Tai sako, ta katinas šiaušė, žiūrėk. Vilkas įsižiūrėjo, tikrai panašu, kad babusė ruošiasi kariauti su jais. Kiti katinai, kurie nebuvo apie babusę, po biškį užiminėjo teritoriją. Vienas užlipo ant šakos, kitas ant šakos, trečias ant meškos. Barbora tik tai žiūri, ko čiapt už galvos. Minkštas gumbas. Gumbas pas mane galvos, nebuvo jokio gumbo. Čiop su kita letina, krimsti letina. O, Barbora sušuko. Griebš su letina, nutraukė, žiūri katinas. Piktas, labai piktas, bet labai žvairas. Ir galvoja, ir juokinga, ir pikta. Katinas žvairas ir sako, fleisk mane, kas tau, kailį visą, sudraskysiu tave į gabaliukus. Šnipštaliojo katinas. Barbora ėmė kriziano, nes toks žvairas ir juokingas buvo tas jos snukis, kad ir koks jisai ten piktas ir ką jisai ten besakytų. Barbora nepasimetė. Paėmė katiną, apvyniojo šiaudais ir įkišo į medžio drevę. O galvoja, tu tenai valandą užtruksi. Katinas pradėjo lysti iš drevės, bet tikrai labai ilgam užstrigo. Po biškį kilo įtampa. Zuikiai vienas už kito susirikiavo. Pirmas Zefyras. Zefyras sako, aš tai čia ne prie ko.
Lysk, Zefyrai, sako iš galo. Tu, jeigu ką atlaikysi kokį nors katiną, kuris panašu, kad tikrai puls. Įtampa vis augo. Čia staiga iššoka barsukas iš po krūmo su bliūdu ant galvos. Išsitraukė šaukštą ir su bliūdu ir subredėjo su šaukštu barškinti į galvą savo. Bar. Kas prieš mane? Gausi šaukštą į marbūzę. Bar. Staiga prie jo prišoko voverė Šmikė, pagrebiau šaukšto, sako, patylėk, gal prasmuksim, gal nereikės čia kariauti. Na, o tuo metu, kol visi čia po biškį šiaušiasi, ėjo ratais ir ruošėsi pulti, bet nieks kol kas nepuolė, nes nebuvo provokatoriaus, kas išprovokuos patį mūšį. O tuo metu katinas Benjaminas, kuris norėjo išsiaiškinti, kas gi vogė sūrius, nebuvo tam lauke, jisai išbėgo ieškoti Baltazaro ir Šmikės, nes žinojo, kad jie kažkur čia netoliese gyveno, tik reikia juos atsekti. Bėgiojo aplinkui ir uodė, kur kvepėtų sūrių, ir staiga pribėgdamas pro vieną medį rado sūrio gabaliuko apačioj. Sūris, pagalvoja, grįžtelėjo vienu nagu į burną, tikrai sūris. Brpt į tą medį, kopė apie visas šakas ir priėjo mažytės dureles. Dureles, kurios rankena buvo padaryta iš kramtomos gumos. Griebė katinas su nagais tą rankeną, bet paskui paleido, kas čia, kramtoma guma? Ir sustingo, galvoja taip. O ką aš ten darysiu, įšokęs į tą trobą, iškaršiu kailį, ar paimsiu jį kaip kalinį ir išvešiu į kalėjimą, ar atimsiu sūrį ir duosiu per makušalę, kol jisai svarstė, tuo metu babūsė su visais gyvūnais buvo pasiruošusi pulti. Tik neaišku, kas ką puls ir neaišku, kodėl kas ką puls. Tokia tyla net ausyse spengia. Ir staiga iššokas šernas Bezdonijus. Ir šušuko garsiausiai krokt. Kas per įtampą, nebegaliu iškęsti. Berėkaudamas net pirstelėjo. Čia kur buvę, kur nebuvę, katinai kur bėgioja apie babūsę, užpuolė šerną Bezdonių, viens į vieną iltį, kits į kitą, trečias įkando į uodegą Bezdonius, kaip šoko į viršų, pasibesdėdamas išbėgo už krūmų kažkur tai į tolį. Jisai buvo nedurnas. Vieną kartą, kai jį buvo užpuolusius bitės, jisai įpuolė į ežerą ir išsigelbėjo taip. Šį kartą lygiai tas pats. Bėga žviegdamas šernas per mišką prie ežero, prie prūdo, kur gyveno bebras. Pribėgęs prie prūdo, garsiai kriokdamas iššoko į orą, čia išlindo bebras ir sako, ko tu rėkauji? Ir žiūri, šernas aplipęs katinais, pliapt į vandenį. Katinai baisiausiai nemėgdami vandens, šoko nuo šerno tiesiai ant bebro, kuris nieko neįtardamas sėdėjo ant savo kupsto namo ir žiūrėjo, kas čia vyksta. Bet vos jau beveik priskridus tiem katinam, bebras irgi žinojo, kaip gintis nuo katinų, nes kažkada buvo susimušęs su lūšim Bulka. Bulka jam davė iš leitenos, o tas davė iš uodegos atgal. Jie taip apsitrankė, apsidaužė, iš pradžių galvoja per galvą su leitena gaus, bet paskui lūšis pradėjo makaluoti su savo leitenom, o bebras buvo atkišęs uodegą, taip kaip į bokso kriaušė tą uodegą. Bam. Aišku, abudu labai pavargo, nieks nelaimėjo ir bebras sako, viskas pavargau. Lūšis sako, aš irgi pavargau. Tai gal baigiam? Baigiam. Taip jie tada ir išsiskyrė. Bet lūšis sako, vis dieną vis tiek gausi iš leitenos į snukį. Bebras sako, pažiūrėsim dar. O žinot, kodėl tai buvo? Todėl, kad bebras pavogė kai ką labai skanaus iš lūšies. Bet čia kitoje istorijoje. Na, o šį kartą bebras atmušė visus 3 katinus, o jie nepasimetė, jie kaip skrido ant medžio, taip ir sulipo. Ant medžio, nuo medžio nušoko ir nubėgo atgal pas babūsę. O tenai jau visi putojosi ir prasidėjo tikras mūšis. Babūsės katinai
pradėjo skraidyti visas puses, gyvūnai pradėjo juos atmušinėti, o jie kaip kokie lipukai, kaip priskrenda prie kokio gyvūno, suleidžia nagus ir jeigu gerai įsikabina, suleidžia ir dantis. Gyvūnai rėkavo, mušėsi, kandžiojosi, trankėsi, visi kaip kas galėjo. Na, o babusė sumastė, kad jinai pati stipriausia, jinai pati babusė valdovė Inga užpuls mešką. Meška sėdėjo ir žiūrėjo pasirėmusi su letena, nes jinai nieko nejautė, nieks jos kailio nesugebėjo perkasti. Nei katinas su nagais peržnipti, nei kas, vis pribėgdavo vienas kitas katinas, krimstelėdavo į pirštą, bet Barborai tai nemotais. Ir staiga, iš niekur, iš už nugaros, barš sušluota per galvą. Meška net mirktelėjo ir lotelėjo, kaip koks šuo. Uau! Kas užpuolė mešką? Atsisuko, babusė sušluota toliau ją talža. Šetau, rudoji, rudasis didysis šunie, šetau. Barbora nesupranta, ką babusė šūkauja, o babusė nesupranta, ką Barbora šneka. Barbora sako, kas to atsitiko? Jau visai stogas pavažiavo, ko tu mešką puoli? O babusė pasižiūrėjus ją, sako, ach, tu dar riaumosi ant manęs, šetau. Tada užmetė dar porą katinų, tie katinai bėgioja po Barborą. Įkas nesugeba, bet Barbora pradėjo labai kutenti. Barbora pradėjo kikenti, krizenti. Paėmė jinai babusę į letenas. Ir juokės, ir kutena, ir purto tą babusę. Na, tuo metu iš už kampo, girdėdamas šitos kliksmus ir riksmus, išlindo Eigulys Jonas. Tas žiūri, kad meška purto babusę. Purto aukštyn žemyn, kairėn dešinėn, iš babusės krenta katinai. Tie katinai vėl šoka ant babusės, ant meškos, vėl kraičioja iš babusės. Siaubas galvoja, kas čia vyksta? Eigulys nežinojo, ką daryti. Prisisėdo ant gelmo, pasiėmė šaką ir galvoja, bėgsiu gint babusės Ingos. Ne, nebėgsiu. Kas čia vyksta? Stebi jisai toliau. Na, o tenai lapė pasiėmusi Simą į leteną, išsukusi kaip virvę, terkšt vieną kitą katiną. Visi kariauja, bet nieks nesupranta, o ko jie kariauja. Kas ko nori? Ko katinai nori? Ko nori babusė, a ko nori gyvūnai? Nieks nebesuprasdamas, ko jie mušasi, toliau kariavo. Na, tuo metu vilkas Gintas pasislėpęs krūmuose mąstė, ką dabar daryti. Galvoja, taip, katinai nemėgsta vandens. O mes viską mėgstam. O jeigu visus apliejus vandeniu? Gintas pagalvoja. Įsiklausė, kur tarškėjimas. Nes tarškėjimas, ten kur tarška, ten barsukas su savo metaliniu šalmu mušasi. O tik barsukas žinojo, kaip atgabenti vandenį ir apipilti visus. O ten girdis tarkšt, tarkšt, katinai šoka ant barsuko galvos, o ten metalinis podas niekaip neįeina į nagus suleis, bet toks garsas nuslysta su tais nagais. Tik tai jau baigė slysti, barsukas iš šaukšto per užpakalį tarkšt vienam, tarkšt kitam katinui. Šito nieks nepaima. Lapė ginasi su šniūru. Briedienė Loreta su briedžiu Antanu katinus kaip katapultą su ragais mėto. Viens kitam, treč kitam. Sako, saugokis, briedis šūktelėjo savo briedieniai Loretai. Tau prie užpakalio taikos 3 katinai. Jinai tik spėjo su galinė koja, pau, 3 katinus atmušti. Visi 3 kaip kulkos išskrido, bet ne bet kur. Ėjo pro šalį stirna senmergė Violeta, savo kramsnodama riešutėlius. Ir tik tai girdi, miau. Kas čia? Tik sustingo ir ant jos nugaros prilipo 3 katinai su labai aštriais nagais. Čiuk. Sušuko senmergė stirna. O ne! Nieko negalėdama ištarti, pasileido bėgti, katinai dar labiau įsikibo. Bėgo. Neaišku, kur būtų nubėgusi, jeigu ne laukinis katinas Mykolas. Mykolas
Matydamas, kas čia vyksta, niekaip nenusprendė, kam padėti. Arba būsiai Ingai, nes jinai turi daug katinų, o su tais katinais jisai nebūtinai pykstasi, su kai kuriais visai susimaino kokiam pelėm, ar miško gyvūnam, su kuriais jisai visai gerai draugauja. Sušvilpė jisai, katinas Mykolas, bėk čia, stirna, bėk čia, stirna Violeta. Ta nežinodama, kur lėkt, pasuko ten, kur šaukia katinas Mykolas. Čia bėgant jai, Mykolas sušuko, o ne, pelės mane baigia užgriaužti. Katinam tik ausės suspiestų, pelės, susišnekėjo jie, šoko nuo stirnos ir bėgo ieškoti, kur tos pelės. Staiga suprato, kad jos apgavo. Vienas sako, man atrodo, mus apgavo ir labai kvailai. Čiagi nėra jokių pelių, mesgi kare. Kokiam kare kitas sustingo? Mesgi kariaujam, kur tau pelės, vidury nakties, vidury miško. Trečias sako, teisingai, kas čia atsitiko? Bet čia, kur buvus, kur nebuvus, blusa Stefanija išlindo su visa savo šeiminėlė. Ir vienas katinas apsisuko, tas pirmasis sako, bėgam atgal į karo lauką. Apsisuko ir au, kažkas įkando į užpakalį, griebėsi kasytis, kiti sako, kad čia dabar laižaisi savo kailį, kas tau negerai. Nežinau, kažkas įdūrė. Au, kitas irgi. Trečias, pradėjo katinai raitytis ir kandžioti ir gaudyti blusas. Visi 3 katinai buvo labai užsiėmę blusų medžioklę. Na, o blusa Stefanija su savo šeimyna jos užpuolė dėl to, kad labai nemėgsta, kai gyvūnai mušosi, kariauja ir pykstasi. Jinai nori ramiai savo gyventi kailyje ir jai šitie triukšmai labai nepatinka. Katinas Mykolas iškart suprato, kas tenai vyksta, kad jos užpuolė blusos. Greitai pasitraukė į dar aukštesnį medį ir savo ramiai nukoręs uodegą stebėjo toliau mūšį. O tuo metu katinas Benjaminas iš lėto, nelįsdamas visų kūnų, nes urvelis buvo labai mažas, įkišo leteną pas Baltazarą į trobą. Ten ramiai Baltazaras snaudė, net neįtardamas, kad vyksta mūšis, nors Mikė buvo išėjusi į karą ir intensyviai kovojo su katinais. Vis dar nesuprasdama, ko kovoja, ir katinai nesuprasdami, ko kovoja. Ko jie ten kariauja? Katinas Benjaminas pradėjo įkišęs ranką su nagais krapštinėt po visą trobą Baltazaro, ieškoti, kur yra ponas Baltazaras. Staiga uždėjo savo leteną ant kailiuko, čiaukšt suleido nagus ir greit ištraukė ir įsikando. Išspjovė. Kažkoks kailis, pasirodo, jisai ištraukė kilimą. Kas čia bergi. O ten Baltazaro pačio megztas kilimas. Baltazaras iš savęs pešiojo kailį vakarais ir mezgė kilimus. Pasidarydavo tokį baisiai atrodantį plaukų kutulą. Jis sakydavo, mano mylimas kilimėlis, dar ten pritapšnodavo į tų kailio, kurį pavykdavo įvelti, kaip kokį veltinuką jisai veldavo, o tas, kuris išbirėdavo, jisai paspjaudydavo ir prilipindavo. O jeigu dar neprilipdavo, tai tada prilipindavo arba su sakais, arba su kramtomąja guma, kurią pastoviai parsineždavo iš kaimo. Visa jo troba buvo išlipinta, visi kampai buvo užkišti kramtomąja guma, nes labai skaniai jam kvepėjo ir dar ir pakramtyti jisai galėdavo, o ypač gerai lipdavo viskas, ką norėdavo sulipinti. Katinas pasibaisėjęs išpjovė šitą plaukų kutulą, pasipurtęs, vėl įkišo leteną ieškoti. Kurgi Baltazaras? Ieško, krapšt, pakšt. Daug krapždėsio, kad atsibudo Baltazaras, žiūri, letena pas jį po namus kažkieno tai kabalojasi. Kažkieno galvoja, gal čia lūšis bulka, kas vyksta, kokio čia gyvūno letena. Bet jisai nepasidavė. Žinau, jeigu letena troboj, gero nelauk, pasakė savo garsiai mintise Baltazaras, išsitraukė iš uodegos smeigtuką ir kaip čpokštelėjo katinui į leteną. Miau, sumiaukė katinas, ištraukė leteną, kur čia įsidūrė, žiūri, smeigtukas į pirštą įdurtas. Išsitraukė su nagais, galvoja, gal kur nors net ten pataikiau. Vėl įkišo leteną, taip vėl iš lėto ieško, kad neišsiduotų.
O Baltazaras galvoja, tu pasiutėlė, dar manęs ieškosi. Paėmė 2 dabar smeigtukus, raudoną ir žalią, savo mylimiausius, su kuriais smaigstydavo vabalus ir kirminus, prieš juos sugrauždamas. Čiak, 2 pirštus. Katinas nenorėdamas rėkti ir išsiduot, kad jisai tenai ištraukė, vėl letina, žiūri 2 smeigtukai, 2 pirštus įkišti. Tu pasiutėlė, galvoja, ar tik nebūsiu pastebėtas. Tada paėmė abi 2 letinas ir įkišo abi letinas. Ir galvoja, dabar sugausiu abiem letom ir suspausiu ir ištrauksiu tą mažą niekšelį. Baltazaras nenustebo, kad įlindo 2 letinos, buvo pasiruošęs dar netokiams triukams. Staiga jisai čiupo nuo vienos sienos, nuo kitos kramtamos gumos. Tos 2 letinos abidvi kaip žnyplės čiap ieško. Baltazaris įkišo kramtomą gumą tarp letinų, čiapšt ir sulipo letinos. Bando atplėšti, neatlimpa. Tuo metu Baltazaras išsitraukė valo, kur buvo radęs prie ežero pamestą kažkokio tai žvejo, apvyniojo tas letinas, dar apvyniojo su guma ir paleido. Katis traukia, ištraukė letinas, vos nenusirito nuo šakos. Gerai, kad spėjo patiniam kojom įsikipti į šaką, nes viršutinės kojos buvo surištos. Mau, sušaukė. Tu mažas niekšelį, sušaukė katinas. Baltazaras žinojo, kad taip greit kojų neišlaisvinsi, iškišo snukį. Kas čia pas mane beldžiasi svečios? Ar tik ne koks nešelis vagelis? Išlindo Baltazaras ir visas pasipūtęs, kad didesnis atrodytų, pasižiūrėjo suraukęs akis. Šitas katinas Benjaminas sako, tu mažas niekšelį, tu atėjai pas mus vogti sūrio. Už tai tu turi gauti atlygį, kalėjimą. Ne kalėjimą, aš sugalvojau tau geresnį. Tu gausi pas mus daryti sūrį. Turėsi padaryti tą sūrį, kurį suėdėjai, sutrupinai ir sugadinai pečiuje. Aš viską mačiau. Baltazaras susimastė. O ne, kokia baisi bausmė manęs laukia, pagalvojo Baltazaras. Aš tikrai nusikaltęs, atleisk man. Baltazaras suprato, kad jeigu jį katinas nusives daryti sūrio, tai jisai galės prisigrobti tiek sūrio, prisilakti tiek pieno, kad nusproks iš džiaugsmo. Sako, o ne, tik nebausk manęs tuom, kad reikės sūrius daryti. Būtent tuom aš tave ir bausiu, sušaukė katinas. Atleisk man, baisusis katinė. Paėmė Baltazaras, nukirpo valą ir nespėjo jisai atkabinti tos gumos, kaip katinas letinas iš visų jėgų išplėšė ir su tom pačiom lipniom letinom pagrebė Baltazarą. O ne, šaukė Baltazaras apsimetinėdamas, kad čia nelaimė. Tik nenešk manęs ten, kur sūriai. Būtent ten ir nunešiu ir dirbsi visą savaitę gaminsi sūrius. O ne, Baltazaras šypsojosi savo ūsą iš džiaugsmo, kad galės dabar sūriautis. Tuo metu katinas Benjaminas išnešė Baltazarą į kaimą. O vyko karas toliau. Mušėsi katinai, visi jau buvo pavargę, buvo daug kailio primėtyta. Eigulys jau žengė žingsnį priekį, bet žingsnį atgal baisu eiti prieš mešką. Vėl žingsnį priekį, vėl žingsnį atgal. Žiūri, kad ta babusė visai neblogai. Babulė iš pradžių, kai rėkavo iš pykčio, o meška kvatojo, nes ją katinai kuteno, ir babulė pradėjo kvatoti, nes meška ją nagais kuteno. Ir jie purtė, babulė pasidarė labai juokinga, jos dar niekas taip nėra purtęs. Meška žiūri babulę, atrodo juokiasi tą babulę. Babulė žiūri mešką, atrodo juokiasi tą mešką. Jie būdų savo ir kvatojasi. Staiga nutilo katinai ir kiti gyvūnai. Gyvūnai žiūri, kad meška kvatojasi. Katinai žiūri, kad babusė kvatojasi. Vienas katinas sako kitam, klausyk, kas čia vyksta. Nesuprantu, panašu, kad babusė džiaugiasi, kad ją taip mėto. Gyvūnai sako, lapė kumštelėjo vilkui, žiūrėk, sako, meška patenkinta. Man atrodo, mes laimėjom karą. Vilkas gintas žiūri, bet tai, kad ir babutė patenkinta. Visi susėdo
Ir katinai, ir gyvūnai, visi tarpusavį viens kas antras susėdo, vieni apsikabino katinus, kiti apsikabino gyvūnus ir žiūri, kaip Barbora su babuse vieną kitą purto ir ratuku sukasi po mišką. Staiga babulė atsipeikėjo ir meška atsipeikėjo, kad kažko tai viskas labai nutilo. Tik tai ne tiem 3 katinam, kurios blusos kandžiojo. Tie tai ten riekavo ir cypavo toliau. O čia viskas nutilo, meška sustojo. Padėjo babusę, babusė paleido mešką, pasiėmė šluotą, apsisuko ir sako, tu meška lieki man skoloj. Eime, katinai. Katinai sužiūro į babusę, nieko nebesupranta, kas vyksta. Meška sako, babusė, tu man lieki skoloj. Eime, miško gyvūnai. Gyvūnai nieko nebesupranta, kas čia vyksta. Tai buvo pats keisčiausias išsiskyrimas ir pačios keisčiausios muštynės. Visi apibraižyti, apkandžioti, patraukė, kas savo link. Ir čia staiga parbėga su didžiulė lazda eigulys. Aš tave išgelbėsiu, šaukė eigulys babusiai Ingai. Inga atsisuka, o eigulys, kad užsimojo ir užsimerkęs, nematydamas kas, nes labai bijojo meškos, galvojo, kaip dėsiu meškai per galvą su ta lazda. Ir čia tik atsisuko babusė ir baršt babusiai per galvą su lazda. Meška greitai apsisuko, nupečiavo į mišką ir sako, einam, visi gyvūnai, einam, eigulys, čia geriau nebūti. Atsimerkė eigulys, sako, gavai mešką. Ir čia žiūri babusė su dideliu gumbu ant kaktos. Kokia aš tau mešką? Visai išprotėjai. Tu ką man nepuoli su lazda? Tarkšt atgal jam iš šluotos. Eigulys sako, o aš tave gelbėjau nuo meškos, čia buvo meška. Kokia meška? Tarkšt vėl iš šluotos jam. Taigi mačiau, kad tave puolė. Tai pradėjo babulė vaikyti eigulį su šluota po visą mišką, kad gyvūnai išsislapstė. Katinai susėdo ant šakų ir žiūrėjo, kol jinai ten jį gaudė. Ir gaudė jinai labai ilgai jį. Eigulys vis teisinosi, o pas babulę vis augo guzas ant kaktos. O tuo metu katinas Benjaminas jau buvo nugabenęs Baltazarą į kaimą ir atnešęs į pieninę. Šmikė nerado Baltazaro ir galvojo, negis vėl išėjo sūrių vogti. Visą tai matė katinas Mykolas, visą tai matė zuikis Zefyras ir kiti zuikiai. Ir jie visi nusprendė, kad reikės eiti gelbėti Baltazarą, nes matė, kaip jį išsinešė. O kas toliau vyko pieninėje su Baltazaru ir šitais gyvūnais, vaikai, čia kita istorija.